Sveiki, brangieji. Ką, vakaras, tiksliau naktis. Dabar yra 1 valanda nakties. Ir ką tik nufilmavau vieną video į savo Evelina Braškė kanalą ir galvojau, dar neįsiu greitai gulti, truputį šnektelsiu su jumis, nes vis užtrunku su tais video filmavimais. Čia šią savaitę sirguliavom, tai pratingėjau visą savaitę. Prieš tai, kur nufilmavau video, patingėjau netgi redaguot, taigi, žodžiu, tinginė, prižadu pasitaisysiu. Na, pasakykit, ar jums būna taip, kad irgi pritingite? Na, norėjau pasidalinti su jumis keliais produktėliais, kuriuos gavau iš Insta, iš Natural Insta. Kaip ten? Insta Natural. Taip, tai keli tokie produktai. Pirmas tai yra veido kaukė. Štai toksai. Rose mask, rožių kaukė veidui. Dar jos nebandžiau, bet labai nekantrauju. Štai kokia jinai tamsi. Tokia, kvepia tai skaniai, bet jie organiniai. Taip, rašo visur, kad čia odai Brighton. Spindesio odai priduoda šitą kaukę. Drėkina, aloe vera, vitamin C, hialurono rūgštis. Taip. Na, žiūrėsim. Parašyta, kad kiek skaičiau, 2 kartus per savaitę galima ją naudoti netgi. Pabandysiu ir būtinai vėliau dar su jumis pasidalinsiu atsiliepimais, kaip jinai veikia. Bet man atrodo, kad patiks, nes jau kvapas ir atsiliepimus kiek skaičiau. Ir čia nais iš organinių tų visų produktų, viską. Manau, organinė kosmetika, manau, kad turėtų būti gera. Taip, dar gavau aliejuką jojoba oil. Taip, 100% sertifikuotas organinis jojoba aliejus, multipurpose, įvairiam naudojimui, įvairiam netgi naudojimui. Ir veidui tinka, odai, plaukam, netgi nagam, aliejai. Taip ir turėtų būti, ne? Labai gerai jį. Čia jisai su štai tokia pipetė. Labai gerai kelis lašus įtrinti tarp pirštų ir visur skalpą ištepti. Šaknį šiek tiek ir galima nenuplauti, taip kaip balzamas bus. Galima daugiau ištepti riebiau. Taip, plaukus, tada nuplauti po kelių valandų, po valandos ten, kol įsigeria, jeigu šiltai laiko, tada trumpiau, žinot, nes greičiau įsigeria, jeigu šiaip tik vaikšto, tada ilgiau truputį, kad įsigertų. Bet geriau, žinot, aliejus, kad šiltai laikyti. Taigi, taip, o galima ir į aliejų, į kremą porą lašelių šio aliejaus įdėti, veidą išsitepti. Galima pasitepti veidą ir nusipraust. Galima nusivalyti makiažą su aliejuku ir nusipraust. Geriau nepalikti, nes vis tik aliejus gali užkimšti porą, žinote, vis aliejų geriau nuplauti. Tai va, žodžiu, naudosiu visur, bandysim, žiūrėsim. Ir parašyta, kad nagams galima, taigi bandysiu ir nagus išsitepti, nors turiu aš tų visokių aliejukų, bet specialiai pabandysiu vien šitų, žiūrėsiu, ką dabar darom. Nes taip tik šiuo metu nieko nagams netepiau šią savaitę, kaip sakiau, tinginiavau. Tai bus labai įdomu išbandyti. Ir dar turiu tokį serumą. Insta Natural vitamin C serumas su vitaminu C. Jis
jisai jaunina odą, gražina, 20% vitamino C, hialurono rūgštis, ferulik rūgštis, nežinau, kažkokia, argano aliejus, rozefil aliejus, plant stem cells, pomegranate, granatos, ne? Tai va, vienu žodžiu, visokiausių pridėta, bet tokių gerų, jokio š atrodo neįdėta į šį serumą. Taigi, toksai, bandysim irgi, dar nebandžiau jį kaip naudoti, irgi čia veidui. Jį naudot geriausia, kelis lašus paimam, ant rankos ištrinam ir veidą išsitepam, kad įsigertų, ir po kelių minučių rekomenduojama būtinai pasitepti savo kasdieniškų kremų, kokį mes naudojame. Jeigu nakčiai, tai naktinių, jeigu dieną dieninių, vis tik patartina teptis kremą, dėl to, kad tai yra vitamino C, kažką tai veidui daro kažkokį gal nepatogumą jausmą, kad vis tik reikia kremą. Na, pažiūrėsiu, tada pasakysiu smulkiau, kol kas nebandžiau, negaliu pasakyti. Tai va, tokie gaminukai iš Instanatural, išbandysim. Na ir ką dar su jumis pašnekėti, sakiau, aš pašnekėsiu, dar parodysiu šiek tiek savo kačiukų, nu aišku dabar, kol jie pas mane yra, tai noriu juos žiūrėti, noriu rodyti, noriu niurkyti, glostyti, bet jau manau, kad paskutinė savaitė yra, kaip jie čionais, po to jau jie keliaus į savo naujus namus, nors kas užsisakė buvo kačiukus, dabar paskambina, kad jau atsisako, kiti vieną buvo užsisakę dabar, o gal kitą nori, vienu žodžiu, net nežinau, kaip dar pas ką kas keliaus, gaila, visus glostau, visus laikau ir nežinau, vieną galvoju pasilikti savo, bet labai įdomiai gaunasi, kad Edgaras nori vieno, Andrius nori kito, aš noriu kito, tai ir sakom, arba nei vieno nepasiliksim, arba nežinau. Taigi taip, taigi, ką, ilgai neplėpėsiu, nežinau kaip čia kas gausis, bet labai norėjau su jumis pabendrauti, noriu sulaukti jūsų komentarų, pasilgau jūsų ir noriu pranešti, kad aš nedingus, tiesiog kartais patingiu, arba būna, kad vaikai rėkauja, dieną nuvargstu ir naktį negaliu atsikelti filmuoti, nes esamai reikia ramybės, dabar vaikam buvo atostogos, todėl neturėjau, kad dieną, pavyzdžiui, Tomas užmiega, Lukas darželį ir aš galiu filmuoti, nes visi buvo namie, tai ir nebuvo tokio laiko man filmuoti. Na, dabar jau nuo kitos savaitės pradeda eiti į mokyklą, visi bus vėl, manau, kad ramybė ir galėsiu filmuoti dažniau ASMR filmukus. Laikau. Ar čiūrus, ar špygas, nežinau ką laikyti, bet kažką laikau. Na ką. Taigi, ačiū už peržiūrą, ačiū, kad esate kartu, ačiū už komentarus, laikus, subscribus ir susitiksim jau greitai kitose filmukuose. O dabar einam pažiūrėti, kaip žaidžia kačiukai, ane? Bye. Štai kokie mažučiai, gražuoliukai. Šitą jau jums mano draugė. Turi kačiuką, turi šuniuką, bet ryšiuką pamatė irgi užsimanė. Jisai pas mus toksai, sakyčiau, stambiausias. Ane, daugiausiai valgai, mamos lepūnėlis. Kiti tokie smulkesni, kada juos paimi, kaip pagal plaukus, tai atrodo irgi stambus, bet kai palėti, tai tokie smulkesni. Nemušk brolių ir sesių.